Reikia derinti žalią maistą tarpusavyje. Do we have to combine green food, like some green products with other green products? If they eat only raw food, do they have to be careful what products they combine together? Man atrodo, iš tikrųjų nereikia rūpintis apie, kaip sakant, daugumoj geriausia, kaip sakant, valgyti žalius daržinius produktus ir jeigu nori įdėti, kaip sakant, biskį vaisių dėl skanumo ir įdomumo galima tą sudėti. Tik tai dalykus, kur nenori daryti, tai yra, kai tu valgai, kas yra krakmolas, tai nenori šitokį maistą, gali iš grūdų srities, nenori jokių su vaisiais sumaišyti, tas bus labai sunku suvirškyti. Tas yra, kaip sakant, blogiausia. Ir kitas dalykas yra, kaip sakant, melonos, tai visuomet geriausia jas valgyti su vienu, kaip vienas maistas. O tik tai tie kiti, tai galima, kaip sakant, nelabai taip yra svarbus. Riešutai irgi, kaip sakant, nelabai taip jie suvirškina su tos grūdų sėklos, bet sėklos nuo, pavyzdžiui, saulėgrąžių arba sesame arba pumpkin, tai eina gerai su visokiais grūdais, kaip sakant, bet riešutai negerai eina. Bet kaip iš daržovių pusės ir vaisių pusės, tai beveik viską gali į krūvą, bet geriausia būti daugumoje valgyti iš daržovių pusės.